Uolusis Vinstonas Čerčilis niekada nesinaudojo vaizdinėmis priemonėmis. Franklinas Rooseveltas niekada nerodė struktūrinių schemų. Ronaldas Reiganas niekada nesinaudojo skaidrėmis. Tik tak, tik tak. Pirmą kartą klubo istorijoje mums nereikės laiko fiksuotojo paslaugų. Kadangi jau dabar aišku, kad kalba truks lygiai 6 minutės ir 40 sekundžių. Puikus pagalbininkas, kaip nuosekliai ir išsamei pristatyti idėjas, tačiau per labai trumpą laiką yra Pečia Kčia. Iš japonų kalbos greitas kalbėjimas 20 skaidrių po 20 sekundžių, 6 minutės ir 40 sekundžių. Pečia Kčia renginys dažniausiai skiriamas architektams, menininkams, dizaineriams, kurie per trumpą laiką skleidžia idėjas, bendrauja ir keičiasi kontaktais. Tai yra socialinis nemokamas renginys, kuris gali vykti bet kuriame mieste, tame tarpe ir mūsų Vilniuje. Viena iš pagrindinių idėjų yra skleisti idėją, bendrauti ir, kaip minėjau, keistis kontaktais. Sužinoti, kas vyksta aplinkui. Kas vyksta aplinkui, kas vyksta Vilniuje. Turite unikalią progą sužinoti dabar, čia. Kūdikių ropojimo varžybos kiekvieną birželio mėnesį Vilniuje. Labai svarbu organizuotas šeimos darbas. Kūdikiai ropoja, bėga link starto, link finišo, nuo starto link finišo, o tėvų pareiga juos vilioti ir raginti, kad jie kuo greičiau pasiektų tą liniją. Jeigu jūs jau po ropojimo ir galite vaikščioti, kiekvieną rugsėjo mėnesį jūs kviečiu į Vilniaus maratoną. Tai yra vienas iš greičiausiai populiarėjančių renginių Vilniuje. Pernai sutraukė net 900 bėgikų. Tame tarpe ir šią mergaitę, kuri bėgo mini maratoną 4 km. Kam nuobodu bėgimas? Kiekvieną Liepos mėnesį vykstančios multisporto varžybos. Vilnius Challenge. Tikras iššūkis jums. Ne tik bėgsite, tačiau ir plauksite baidare, minsite dviračio pedalus, traversuosite per upę ir orientuositės parkuose. Dalyvauja komandos po 2 žmonės. Todėl labai svarbu komandinis darbas, nes pusdienio laikotarpyje negalima viens nuo kito atsilikti daugiau negu 25 metrus. Vilnius ne tik sportininkų miestas, ne tik ekstremalų miestas, tai taip pat ir menininkų miestas, bohemos centras, gatvės muzikos diena, puikus renginys, puikiai iniciatyva ir kuo geriausias masalas turistams, kuriuos traukia šis renginys kiekvieną gegužės mėnesį. Tebūnie naktis. Nauja kultūrinė tradicija atėjusi į mūsų Vilnių iš Europos sostinių. Naktinėjančius miestiečius tamsa pasitinka garso tiltų, naktinė opera, 1 minutės filmų peržiūra ir orientacinės naktinės žaidimas. 31 aukštas, 1010 laiptelių, linkstančios kojos ir deguonies trūkumas. Jeigu jums tai patinka, bėgimas į Hanerio dangoraižį kiekvieną gegužės mėnesį būtent jums. Dalyvauja ne tik profesionalai, dalyvauja mėgėjai, o taip pat žurnalistai ir ugniagesiai, kurie bėga į 31 aukštą su visa amunicija. Jeigu jūs nuvyksite į Belmonto parką birželio mėnesį, išvysite šį įspūdingą reginį. Per 500 guminių ančiukų plaukiančių Vilnelės upe žemyn. Tai yra labdaros renginys, skirtas surinkti kuo daugiau pinigų vaikams. Fizikų dienos vyksta jau 42 metus iš eilės. Ir tai yra turbūt viena iš įspūdingiausių studentų rengiamų švenčių Lietuvoje. Ir tai dar kartą įrodo, kad netgi tiksliųjų
mokslo atstovai gali būti kūrybingi. Iš Suomijos atėjusi tradicija žmonų nešimų varžybos. Dalyvauja įvairaus amžiaus poros, nešamos moters nešikas, tai moteriai gali būti vyras, draugas arba kaimynas. Turbūt vienas iš labiausiai populiarėjančių renginių vyksta jau kone 14 metų mėgėjiškos Vilniaus autostopo klubo rengiamos varžybos Baltija. Vyksta ne tik Vilniuje, ne tik Lietuvoje, bet ir kaimyninėse šalyse. Bet visada prasideda ir dažniausiai baigėsi Vilniuje. Labai svarbu komandinis susiklausimas, geras žemėlapio skaitimas, bendravimas su vairuotoju, o svarbiausia – strategija ir taktika. Renginys ant tiek populiarus, kad jau 2 metai paeiliui neoficialiomis žiniomis jis pamušė Lietuvos ir užsienio viso pasaulio rekordus pagal autostopo varžybose dalyvavusių porų skaičių. Jeigu jūs neįsiminėte mano balso ir jeigu jūs po šitos prezentacijos prisiminsite mažiau nei 50% mano pateiktos informacijos, mitas, kad vizualinių priemonių gausa padaro kalbėtoją invalidu, nebus sugriautas. O jei atvirkščiai, tai buvo pečakčia, greitas vizualinis kalbėjimas.